Labas rytas, vaikučiai. Labas rytas. Auklėtojus, labas rytas, auklėtojų padėjėjus. Labas rytas visą lopšelio darželio bendruomenė. Būkit pasveikinti tokį gražų pavasario rytą. Saulės nėra, bet jis labai gražus. Debesėliai nepyksta, lietutis nelyja ir džiaugiasi, kad visi darželio vaikučiai susirinko čia į tokį gražų draugystės ratelį. Vaikai, vakar buvo saugaus eismo diena ir aš manau, kad jums saugiai pavyko vakar žaisti kieme, kada saulė švietė. Kaip saugiai elgėtės prie gatvių, nei vienas neišbėgo į gatvę. Labai smagu jūs visus čia matyti. O šiandien mes prisiminsime, kaip mes turime elgtis, kad visada būtume saugūs, sveiki ir laimingi. Taip, kaip ir sakė auklėtojas, susirinko paminėti saugaus eismo dieną, kuri buvo vakar, tai sakė. Tai, vaikučiai, labai malonu. Aš dabar norėčiau pakviesti, pradėti tokią kaip ir mūsų pramogą, šventę, vaikučius pasikviesti. Kas nori pas mane ateiti ir padeklamuoti eilėraštuką apie saugų eismą? Kviečiam, aš žinau, kad jūs sakė, kai kas nori vaikučiai. Aš tai matau, ateina dvi gražios mergaitės, prašom prie mikrofonų ir ką, o visi atidžiai paklauso, bet neišdikaujam. Gatvė voverytė, ant galvos ruda skarytė, ta patrakusi vaikrolė vos po ratais nepapuolė. Įmanyčiau, oi tą rudę pakratyčiau, nes traksėtų, o lala, nesijaustų kaip šile. Šviesoforas apsidairo, kas kulniuoja, kas užvairo. Na, mums kartu linki, būkit budrus ir sveiki. Šaunuolė sako, būkit budrus ir sveiki, paplojo visi. O mes, vaikai, šiandien, kodėl čia sako, su ypatinga rankinė, matot šiandien, taip? Ypatinga jinai yra saugi, atšvaitas, rankinė atšvaitas. O joje paieškosiu, aš apdovanojimą tom dviem mergaitėm. Auklėtų Pavlovarskis. Viena atšvaita, imtrauk maišelį, prašom. Ačiū, mergaitė. Štai matau, kokį porą atėjo pas mus mergaitė, bet ką pasakysite? Garsinti. Šviesoforas, aš trijų spalvų valdovas. Tai žalia, štai geltona, o trečioji jau raudona. Jei niekas nepaklyks, jei visas spalvas matys. Šaunuoliai, paplojam. Labas ateina ir padeda man ištraukti. Gerai, paskui kai kas, oi matau vėl dar nori, nustatyčiau. Gerai, šitą mažą mergaitę irgi mums visiems garsiai pasakys eilėraštuką. Pirmas ženklas, pirmas tonas, duoda mums šviesa geltona, o raudona, kaip galvojat, skelbia mirtiną pavojų, lyja, sninga, blogas oras, mirkčioja mums šviesoforas, jeigu mirknis žalias, eikit drąsiai, laisvas kelias. Apie šviesoforą. Šiandien saugos eismo minim dieną, bet pažiūrėkit, mašina kokia į mūsų kiemą atvažiavo, ar mes čia saugiai jaučiamės? Oi, taip, čia vaikai, kokia mašina. Didelė mašina, o ką jinai daro? Šakas krauna, taip, vaikai. Nu, tikėkime, mes jaučiamės saugus, ar ne? Jinai čia neatvažiuos, mašina vairuotojas geras, taip. O kažkas normaliai išsirikiavo visą eilę. Na, ką pasakysite? Myslė pasakysite, įsitrys ar po vieną? Na, tai sakykit. Be rankų ir be kojų gatvė eismo tvarko. Kas be rankų ir be kojų? Šviesoforas, taip.
ženklo paklotas. Taip, ką sakėt? Kelias spalveles kelia buržiukai. Šviesaforo spalvas. Matau, kai kas į mūsų šventę su paspirtukais. Puiku. Dabar, vaikai, pažaisime tokį žaidimą. Čia įsivaizduokite, esate gatvėje, čia daug ženklų matot ir pėsčiųjų perėja yra. Jūs turite, dabar važiuosite su mašinėlė, o mašinėlė tai ar autobusas bus, reikės saugiai tarp tų ženklų važinėti. Kai privažiuosite šitą ženklą, Agnutė parodys, ką darysite va šitą? Sustoti reikės prie to ženklo, reikės sustoti. Taip, toliau, va štai matom ženklą. Taip, čia eina pėstieji, bet jeigu važiuosite mašiną, turėsit praleisti pėsčiuosius. O čia kokia raidelė P, ką reiškia? Aikštelę galima pailsėti poilsio. Poilsio zona. O čia draudžia kažką irgi ženklas. O abipusis eismas. Įspėja, kad bus abipusis eismas. Ten važiuoti jau negalima pastatyti lyg kampą genutę. Matot, užbraukta raudonai. Pastatykite, kad vaikučiai nevažiuotų. Laukiama važiuoti, ten nevažiuokit į tą kampą, gerai? Bet dabar kiekviena grupė, kas su paspirtukais važiuoja į gatvę su paspirtukais, visi vaikučiai padarot gražų traukinuką ar du grupiai, kurie turite signalinės liemenės, pirmi važiuojat ir paskutiniai taip pat traukinukę. O paspirtukais aplinkui takelių mūsų važiuoja. Per žolę, kad nenugriūtų. Gerai, o visi važiuojami į čia. Autobusas ilgasis didelis išvažiavo. Senas mašinėlis man labai patinka, aš norėčiau būti joms šeimininkas. Gyvenčiausi net su mašinai, aš sau pasidaryčiau mašinėlę mažą. Cik, cik, aš stoju, neskyręs mine. Cik, cik, vaikeliai, ateikit greičiau pas mane. Niekad nepamirštumėte, kaip reikia elgtis gatvėje, gausit lankstinuką ir tada galėsit, jeigu primiršim kokią taisyklę, iškart paskaitysim ir prisiminsim, kaip mes turime elgtis gatvėje, kad visada būtume saugus. Štai, auklėtojai jums išdalins lankstinukus. Mažieji vaikučiai ko gero dar bus čia kieme ar eis į grupės, o prieš mokyklinukai ir vyresniukai keliausime prie pėsčiųjų perėjos iki mokyklos, kurią jūs daugumą lankysite.
Taip, štai auklėtojai išdalina amžiaus patarimus. Ačiū Saulutės vaikam, jie pasipuošė kelio ženklai šiandien. Koks pas tave kelio ženklas? Močiutė padeda taip. Per gatvę reikia eiti, per perėją. Va štai aš naudosi lankstinuką, kur čia parašyta, kaip reikia pereiti per gatvę. Va, matai, va tokia perėja, ant gatvės būna tokios baltos linijos nupieštos. O atšvaituką tu turi? Oi, matau, ant striukės pusė atšvaitukas yra. Va, koks gražus. O mes tau dar vieną padovanosim. Kairė, po tai dešinė. Šaunuolis paploja. Paploja, Dešinė.